Kaip prasideda pamoka? Na taip, nebūtina atsistoti, bet nuo ko prasideda visos pamokos? Nuo labas rytas. Taip, gerbėmieji, LRT televizijoje nuostabi pramoginė informacinė laida Labas rytas kiekvieną darbo dieną nuo 6. Tai buvo reklama. O nuo ko pamokos prasideda? Nuo skambučio. Gerbėmieji, ar jaučiate, kad įtampa auga? Ar jaučiate, kad jūs dabar pradeda aplodismentais pasitikti jūsų mokytoje šios dienos improvizacinėje klasėje, netradicinėje pamokoje? Žinomiausias, populiariausias Lietuvos žmogus Marijonas Mikutavičius! Hai! Sveiki, chebra! Yeah! Labas, sveiki. Labas. Labas, Marijau, viskas. Ignai, kokia gerai tu čia atmosferai šiandien. Gerai, sveiki visi, dar kartą, bičiuliai, iškeliam rankas, pasisveikinam. Yeah! Taigi, aš manau, kad visi mes puikiai žinom, ko čia susirinkom ir aš čia kaip naujas žmogus galiu kartotis. Mes šiandien kalbam apie internetą. Mes kalbam apie tą stebuklingą daiktą, kuris yra tiek pat įdomus mums, suaugusiems, kiek ir jums. Yra bėda tik tai, kad be jokios abejonės mes suaugę visą laiką galvojam, kad mes išmanom kažką daugiau negu jūs. Ir kas yra bėda, kad kartais mes, ko gero, nesuvokiam, kaip mes kartais galim nuo jūsų būti atsilikę, nes kaip dažnai būna vaikai imlesni ir be jokios abejonės jums internetas daugeliu atveju yra geriau pažįstamas negu mums. Bet yra tam tikri dalykai, apie kuriuos mes šiandien norim pakalbėti. Aš galiu prisipažinti, kad aš esu absoliučiai priklausomas nuo interneto, tai absoliučiai yra tikra tiesa, aš su juo atsibundu ir galima pasakyti, aš su juo užmiegu. Ir aš tikrai žinau daugelį triukų, kaip su juo elgtis ir žinau kai kurios pavojus, kuriuos mes turime kartais kalbėdami su internetu. Ir aš visą laiką, kada manęs klausia, kaip tu galėtum paaiškinti, kokie pavojai slypi internete, aš atsakau vieną dalyką. Aš esu žinomas žmogus Lietuvoje ir dėl to tu turi du dalykus gyvenime. Yra žmonės, kuriems tu patinki ir kurie nori tau paplekšnoti per petį, su tavim būti draugais. Bet iš kitos pusės yra žmonės, kurie nori tau pakenkti, nori tave apjuodinti, nori iš tavęs pasityčioti ir taip toliau. Ir tu visą laiką tarp tokių dviejų gerų ir blogų polių gyveni. Aš įsivaizduoju, kad kiekvienas žmogus internete gyvena tokį patį gyvenimą kaip ir aš. Kadangi tu ten turi galimybę tapti žvaigžde, būti žinomas ir matomas visiems, būti visų apkalbamas, būti visų įvertinamas ir kaip tu nori maždaug ir taip toliau, gaunama visa informacija apie tave, kokią tik tai tu įsivaizduoji. Ir praktiškai kiekvienas iš jūsų gyvendamas internete jaučiatės tą patį, ką jaučia, sakysim, žymus žmogus, žinomas žmogus, žvaigždėjai vadinkite dar kaip jūs norite. Tai yra tie patys pavojai, tos pačios geros pusės, bet yra tie patys pavojai, kuriuos mes visi jaučiame. Ir būtent todėl mes šiandien norime apie tai pakalbėti. Be jokios abejonės mes visi puikiai žinom, kad internetas iš esmės yra puikus dalykas, stebuklingas dalykas, vienas iš gražiausių įspūdžių gyvenime, vienas iš didžiausių stebuklų, kurie buvo atrasti žmonijos, bet iš kitos pusės kai kurios dalykus mes norime apie jį išgirsti. Ir šiandien mums padės apie tai kalbėti mano draugai. Aš pasikviečiau gerus draugus, kurie taip pat išmano kažką apie internetą, kurie galbūt turės ko pasimokyti iš jūsų, bet taip pat galės jums ką nors papasakoti patys. Ir dabar pirmiausia, aš noriu jums pakviesti labai šaunius žmonės su vienu labai įspūdingu gyvūnu. Ir noriu pakviesti kinologijos valdybos viršininką Aleksandrą Aleksandravičių ir kinologijos vyr specialistą Liną Grincevičių, kurie ateis dabar pas mus. Bet, bičiuliai, labai noriu, kad mes audringais plojimais pakviestume šios du žmonės ir jų belgų veislės kalytę Jolą. Štai. Labas, Jola, kaip tu gyveni? Šitie du žmonės, matot, jie su uniforma, kas iš esmės reiškia, kad jie saugo, gina, daro tvarką šalyje ir taip toliau. Ir be jokios abejonės, visa tai, kas susijęs su saugumu, taip pat galima būti pritaikoma ir internetu. Ir aš suprantu, kad jūs kur kas galite daugiau papasakoti apie šunis.
negu apie internetą. Bet bendrais bruožais, pagrindiniai pavojai interneto, duomenų apsauga ir kas ten gali būti dar mums grėsti iš tenai. Papasakok trumpai. Labadiena, gerbiami moksleiviai, labadiena visos Lietuvos moksleiviai. Iš tikrųjų, mums didelė garbė kartu su mano kolega ir su mūsų keturkojų draugu Jola jums šiek tiek suteikti informacijos apie internetą. Matomai, daugelis iš mūsų drąsiai talpiname nuotraukas, drąsiai talpiname įvairią informaciją. Tačiau galiu jūs patikinti, kad ta informacija kelių sekundžių miklumu išplinta po visą pasaulį. Yra įvairūs serveriai, įvairūs kaupikliai, kurie tą informaciją surenka. Taigi, jokių būdų negalima internete talpinti įvairios informacijos susijusių su jūsų asmeninėmis duomenimis. Tai yra visokiais PIN kodais, nuotraukom, gyvenamosiam vietom ir panašiai. Aš galiu jūs patikinti, kad kiekvieną iš mūsų galima per keletą minučių apibūdinti vien tik tai interneto pagalba. Kur jis leidžia laiką, su kuo, kada grįžta namo, kur poilsiauja ir panašiai. Už tai daug informacijos internete, suteikia ir tiem žmonėm, kurių kėslai nėra tokie geri kaip mūsų, tarkim, kurie saugo tą veiklą ir tą internetą. Už tai aš labai norėčiau, kad jūs prieš naudodamės internetu, siūsdami nuotraukas, pagalvotumėte, ar tai tikrai verta. Ačiū Jums labai ir taip plojimai. Ir tiesą sakant, mes čia aišku susirinkom žmonės, kurie esam pakankamai protingi, įvaldę šiuolaikinės technologijas, bet žinot, kas yra, kad dabar pasaulis toks išmanus, kad tas šiuolaikinės technologijas įvaldę visi, ne tik žmonės, bet ir drambliai, žirafos, delfinais ir netgi šunys. Jola, ar tu moki elgtis su išmaniuoju telefonu? Jola, ar moki elgtis su šitais daiktais? Žiūrėkit. Jola, tu ką dabar mums rodai čia? Jola nusprendė pasidalinti savo nuotraukomis internete. Ačiū, Jola, nuotrauka gerai, įspūdinga, bet mes šiandien susirinkom ne tai, kad tu girtumėsi savo gyvenimu. Mes susirinkom šiandien ir gauti šiokios tokios informacijos. Jola, dar, parodyk ką nors. Kurkime geresnį internetą kartu. Čia tas internetas žodis taip dažnai kartojamas, kad atrodo, jog jisai mano draugas kažkoks. Gerai, ačiū Jums labai dar kartą. Uniformuotiems vyrams dar kartą paplojame mūsų svečiams. Jola, aš tikiuosi, bus kartu su mumis dar šiandien kažkur tai. Yes. Ačiū labai Jums. O dabar noriu pakviesti į sceną dar vieną iš mūsų bičiulių, kuris Jums papasakos daug gerų dalykų apie internetą ir jo santykį, jo gyvenimą kartu su juo. Vyrai ir moterys, mergaitės ir berniukai, pakvieskime į sceną Donatą Montvydą, žinomą dainininką. Mes šaukiam norim dar, vesti iki tavo šokti su daina. Mes šaukiam norim dar, vesti iki tavo, mes nesustosime. Svarbiausia nusiteikt, būti pirmam, nes šiandieną savęs aš negalėsiu. Ir Donatas Jums drąsiai galite klausti visko, ko širdis geidžia, jis viską Jums papasakos. Labą dieną visiems pirmiausia. Man be galo malonu ir be abejo su didelė atsakomybė čia atėjau ir paklausiau, kodėl aš čia esu, ką aš Jums galiu tokio naudingo papasakoti ar pasakyti. Žinot, aš tikriausiai atstovauju dvi pusės. Viena pusė yra ta, kuri lygiai taip pat naudojasi internetu kaip ir Jūs, o kita mano pusė kaip atlikėjo, kaip dainininko, kur informacija, sakykim, savo dainų, albumo, mes, kaip ir Marijonas, mes ne tai, kad įdedam, bet mes pristatom internete. Ir yra du būdai, kaip tą galima įsigyti. Arba nusipirkti,
palaikant atlikėją, muzikantą, arba tiesiog pirataujant, parsisiųsti, grubiai tariant. Nes kai tu nueini į parduotuvą ir pamatai Marijono Mikutavičiaus kompaktą, tu galvoji, aha, yra du variantai, jį nusipirkti arba parsisiųsti. Ir žinote, būnant mano vietoje, aš jaučiu tam tikrą atsakomybę ir nepagarbą vien tik siųstis, būtent nelegaliai, piratiškai. Dėl to tą darai, bet labai svarbu jūsų tendencija ir suvokimas, sąmoningas jūsų elgesys. Ar jūs tą tęsiat toliau, ar pagal savo galimybės, nepaisant įpročių, jūs didinat tą faktorių, jog jūs visgi aš įsigysiu legaliai, nusipirksiu tą kompaktą. Nebūtinai kompaktą, šiaip informacija. Labai svarbus tas jūsų tendencingas ėjimas, nes dabar esamos galimybės, aš manau, leidžia mums tą daryti. Dėl to labai svarbu, kad įprotis nepataptų, kaip aš sakau, toksai amžinas dalykas, mes turime jį sąmoningai reguliuoti. O klausyk, dar turiu klausimą. Tu esi žinomas žmogus, Donatai. Be jokios abejonės. Tu dalyvauji socialiniuose tinkluose. Dalyvauji. Kiek tu turi, pavyzdžiui, gerbėjų ten socialiniuose tinkluose ar kur nors? Kiek? Aš negaliu pasakyti. 4-5 yra žmonės, ar ne? 4-5? Mama, močiutė, dėdė. Man rodos, kaip jų ir nėra. Fizikos mokytojas labai nori. Ne, jų yra iš tikrųjų nemažai, bet... Gerai, bet klausimas yra, tu žinai, kad daug žmonių mato, ką tu tenai darai. Ar tu, kada daliniesi informaciją apie savo gyvenimą, ar tu svarstai, kiek tos informacijos tu gali atskleisti, o kurią tu turi pasilikti savo ir kurią slėpti? Ar tu viską tenai rodai? Maždaug, štai aš dabar fotkinausi su drambliuku, štai aš dabar Maljorkoje paplūdimyje, štai esu savo mergina prekybos centre, štai mano naujas Rotveilerių veislės šuo. Aš supratau, Marijonai. Žinau, tendencija yra tokia, kad tie patys buitiškiausi, paprasčiausi dalykai yra patys įdomiausi. Mano šiuo atveju požiūris ir tokia, kaip sakyti, nuomonė, tai šiek tiek yra kategoriškai ir aš stengiuosi savo realizaciją muzikinę visiškai nesėti su asmeniniu gyvenimu. Vienintelis dalykas, ką aš stengiuosi muzikinį gyvenimą susėti su savo asmeniniu gyvenimu, kuria prasme. Aš muzikoje matau galimybę savo požiūrį ir vertybės traktuoti būtent muzikoje. Žinot, dėl to, kad mes esame atsakingi asmenys, pagal kuriuos, sakykime, seka jaunoji karta, mokosi atsakingai. Žodžiu, jeigu tu keikės, ar tu tenais vartoji narkotikus ir rūkai, lygiai taip pat, aš manau, jaunasis žmogus tą gali ir atkartoti. Dėl to mes esame atsakingi ir tam tikrą prasme, kai aš matau, kad tai gali motyvuoti ir kažko pamokyti jaunų žmogų, aš tą ir dedu. Bet tik tiek. Tai visiškai nesusijęs su vonia, mano patiniais ir taip toliau. Bet tu, pavyzdžiui, nebijai pasakoti apie savo gyvenimą viešai? Ar aš nebijau? Aš internetiniai erdvėjai. Yra toksai momentas. Žinote, kai aš kartais užsimenu apie savo šeimą ir artimuosius žmonės, aš tikiu tokiais, sakykime, energetiniais dalykais, kuomet 20 000 žmonių, kai prisiliečia prie tos nuotraukos, o ten šiuo atveju yra mano artimieji, aš puikiai suprantu, kad be komentarų ir ypatingai negatyvių komentarų yra neapsieinama. Ir tu kartais jautiesi toks šiek tiek aplipęs tokiais dalykais ir kažkodėl tai norisi kasytis, ar tu nejaukiai jautiesi. Aš jaučiu tokį energetinį pavojų, be abejo. Jaučiu. Nuo interneto? Jo, vienareikšmiškai. Tikrai tu jauti, tarsi internetas vagia tavo sielą, dvasią, išsiurbia jėgas, pavogs tavo talentą. Ne. Kai tu duodi jiems, kaip sakyti, tą momentą kanalą kelia, šiuo atveju, kaip, pavyzdžiui, nuotrauka, asmenės šeimos, sakykime, arba kažkokiu asmeniško dalyko, tu suteiki pretekstą žmonėms mąstyti ir komentuoti tą dalyką. Tai tas dalykas be abejo įtakoja. Tai kai kurios dalykus reikėtų visgi pasilikti savo tiesiog. Aš manau, kad taip. Tai reikia teisingai dozuoti. Be abejo, pati realizacija ir šitas amžius diktuoja, kad šiuo atveju netgi pasaulyje nusirengti ar būti pusplikiam yra daug geriau negu kalbėti apie tam tikrus rimtus dalykus šiuo atveju. Ir taip tikriausiai yra tam, kad pasiektum tam tikrą populiarumą arba tam tikrą nišą, bet aš manau, kad viso ko gale visgi labai svarbu tu savęs paklausti, ar tu buvai iš principo geras žmogus, ar tu viską padarai, kad tu apsaugotum ir kitus žmonės ir savęs. Nes jeigu tu darai tik dėl savęs, tai yra egoistiška, bet jeigu tu mąstai kaip apsaugo dar ir kitus, šiuo atveju tai tu vadinasi atsakingas už žmonės. Gerai, Donatai, tu turi rankose dabar tam tikrą produktą. Taip. Aš žinot, Tu matai, kiek čia žmonių? Aš tiek dėja... Čia yra tik 3. Bet visgi bent jau bus 3 žmonės, kurie eidami... vartydami internetinį puslapį pasakys, bet aš jau turiu, man nebereikia siūstis arba dar kažką. Tai aš turiu 3 kompaktus,
savo kompaktinę plokštelę, kurią nepresniausiai išleidau. Ir žinote, tai yra visiškai legalu. Visiškai legalu. Ir jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau 3 žmonėm iš čia esančių tikriausiai padovanoti. Bet palaukit, čia reikia daugiau. Nieko nebus. Ne, reikia kokį nors konkursą pravesti. Šiaip, jau. Variodai, tai... Ne, Donatai, žiūrėk, aš to padėsiu. Reikia, kad kažkas tai sudainuotų dainą tavo. Kokią nors. Ir už tai gauna, už tai iš karto gauna. Ok. Ateikit, tik drąsiau, tik žiūrėkit, viena mergina deleguotas. Taip, mikrofonas. Gerbimieji, palaikykit savus gerai plojimais garsiais. Ir dar vienas žmogus, ateikit. Žiūrėk, merginos drąsiausias, matai, pačios merginos yra bičiai, kas jums darosi, kur vaikinai? Kaip sakot? Ai, jo. Mergaitės, jau kaip ir tais, pabandome? Taip, prašau. Gerbimieji plojimai. Prašau. Nešaukiam, norim tam švęsti. Atsiprašau. Gerai, viskas. Antras dublis. Nešaukiam, Norim dar švęsti iki galo, šokti su daina. Kartelį. Norim dar švęsti iki galo, šokti su daina. Bravo. Prašau, dovanų. Leisk mylėt stipriau. Man leisk mylėt stipriau. Ir Oi. Gerbėjai, jaudinasi, bet yra, prašau. Mes šokio norim dar švęsti iki galo, mes... Svarbiausia norim dar. Čia buvo esminė frazė, prašau, dovanų. Mėlyjei, aš iš tikrųjų tiesiog raginu sąmoningiau pasižiūrėti į piratavimą dėl to, kad aš negaliu pasakyti, kad aš to kartais nedarau, bet aš motyvuotai mąstau, kodėl aš galiu šią akimirką to negaliu nedaryti. Jūs mąstykit ir galvokit, kaip tą tendenciją paversti priešingą pusę. Kaip jums būtų galimybė įsigyti Marijono, mano kompaktinę plokštelę, paprasčiausia patiems ir palaikyti atlikėjus, nežinau, programerius. Mąstykite ir tiesiog motyvuokit save, kad visgi tai yra nelegalu. Sėkmės, ačiū labai, Donatas Montvydas buvo su jumis. Palauk, Donatai, žiūrėk, dar vienas dalykas. Žiūrėk, čia yra 400 žmonių, berods, 500, pusę tūkstančio. Dabar tu turi puikią galimybę su visais po vieną nusifotografuoti. Gali pradėti. O jeigu, mėlyjei, pabandykime padaryti lygiai taip pat, jeigu einam ties to legalų žodžių. Aš turiu dar pakviesti dar vieną žmogų. Padarykime vieną dalyką, ar galime atsistoti visi? Aš norėčiau su jumis įsiamžinti, gerai, jeigu jūs nieko prieš. Ir legaliai be abejo patalpinti į internetą, gerai? Marijono paprašysim. Ar tikrai, ar jie gali tą nuotrauką dabar galės patalpinti į internetą? Jūs? Taip, jie. Ne, jūs ne, aš taip. Ai, tu gali, gerai. Ir jeigu dabar galėtume rankelės į viršų iškelti visi gerai draugiškai, kad šitą akimirką pamatytų visa Lietuva, gerai? Ir aš pas save būtinai įsidėsiu, mėlyjei. Drąsiai, su triukšmu, ei! Ir? Jeigu aš mokėsiu, tik tai... Taip. Žinote, padarykim dar vieną tokią tradiciją, kurią aš darau koncertų metu. O kur rankos? O, aš pabandysiu atsistoti ant galvos, truputėlį, kad būtų įvairiau. Gerai, jūs pasiruošę? Wow. Na. Palaukit, o kur palaikymas? Mėlyjei. Tik Donatai, tik be traumų, būk geras. Yeah! Dar viena, ir dar viena. Ir dar viena. Aš tikiu, kad Donatas patalpins šitą nuotrauką. Ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū dar kartą, Donsiai.